Šitas desertas tikrai bus ant mano velykinio stalo. Jis primena vanilinius ledus ir tuos sūrelius su razinomis, kuriuos valgydavau vaikystėje. Tai velykinė pascha. Ko aš nemėgstu, tai labai saldžių razinų, todėl pasirinkau šviesias, užpyliau verdančiu vandeniu, 3 kiaušinio trynius gerai išplakiau su cukrumi, supyliau grietinėlę, dar šiek tiek paplakiau, tada supyliau burbono vanilės miltelius ir abrikosų sirupą. Vėl viską gerai išmaišiau, tada supyliau išlydytą sviestą ir visą šitą masę supyliau ant pusriebės varškės, viską gerai išmaišiau. Nusausintas razinas suberiau į pertrintos varškės dubenį, gerai išmaišiau, kad tolygiai pasiskirstytų. Tada į 20 cm sietelį įtiesiau marlę ir sudėjau visą išmaišytą masę. Šaukštų gražiai išlyginau, uždėjau maistinę plėvelę, uždengiau, paslėgiau su lėkšte ir padėjau į šaldytuvą nakčiai. Ryte nuėmiau viską, ką buvau uždėjusi, apverčiau tiesiai į lėkštę ir atsargiai nuėmiau sietelį. Tada, pažiūrėkit, kiek skysčio išbėgo. Tada nuplėšiu marlę ir skanaus. Detalų receptą, kaip visada, rasi maistasantstalo.lt.